Artimiausios Liepos savaitės orai toliau intriguoja. Patirsime gana platų meteorologinių nuotykių spektrą. Kais, lis, pūs, o dar ir krušos galime sulaukti, tad patyrinėkime atidžiau. Ketvirtadienio prognozės optimistiškos. Diena be lietaus, tik naktį ir rytą, kai kur nusidrieks rūkai. Vėjas nepastovus, bet ir nestiprus. Naktį sieks 2-6 metrus per sekundę, dieną kiek pakils, iki 4-8 metrų per sekundę. Naktis laukia gaivi, tarp 13-15 laipsnių, pajūryje tiesa kiek šilčiau, 16-18. Tačiau diena laukia tikrai vasariška, šils iki 23-28 laipsnių. Bet džiaukimės, kol galime, nes kaip jau patyrėme, šią vasarą orai intrigų ir siurprizų mums tikrai negaili. Dabar pažvelkime į atskirus šalies regionus. Šiaurės Lietuvoje orai tikrai vasariški. Vos kuklesnė temperatūra Rokiškyje, ten šils iki 23 laipsnių, tačiau likusiame regione termometro stulpeliai kils iki 26-27 laipsnių šilumos. Debesuota su pragiedruliais, daugiausiai saulės turėtų sulaukti Kelmė. Rytų Lietuvoje vos vėsiau, bet tikrai nedramatiškai. Šils iki 23-25 laipsnių, o vėjas silpnas. Zarasai tiesa pasislėps po kiek tankesniu debesų sluoksniu, tačiau likusiame regione saulėtų momentų tikimasi tikrai daugiau nei apniukusių. Centrinėje ir pietų Lietuvoje reikalai kaista. Čia temperatūra sieks 25-27 laipsnius. Kaune ir Kėdainiuose numatoma debesuota diena, tačiau Raseiniai, Marijampolė, Alytus bei Druskininkai tikrai galės pasidžiaugti saulę. Dar labiau šils ir vakarų Lietuvoje, visame regione laikysis tarp 26-28 laipsnių šilumos. Vėjas nestiprus, o vienas kitas debesėlis praplauks Klaipėdoje, Šilutėje bei Jurbarke. Net ir Lietuvos kurortų prognozė nuteikia tikrai pozityviai. Traukime paplūdimio rankšluosčius bei skėčius, kadangi šils net iki 28 laipsnių. Smarkaus vėjo nesulauksime, bet vieną kitą nepiktą debesį danguje jis panešios. O dabar apie artimiausias 2 paras Lietuvoje. Penktadienio naktį be lietaus, tačiau dieną, pradedant vakariniais rajonais, lietaus debesis keliaus į rytus. Vietomis gana gausiai palis, griaudės galima ir kruša. Vakare gausiau ir smarkiau lis šalies rytuose bei šiaurės rytuose. Vėjas naktį ir ryte nepastovus, sieks 5-10 metrų per sekundę, tačiau per perkūniją kils iki 8-13, o gūsiai vietomis sieks ir 15-20 metrų per sekundę. Naktį 13-18 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 25-30, pietuose kais ir dar rimčiau iki 31-32 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, tačiau ryte ir įdienojus lis jau daug kur. Vietomis smarkiai ir su perkūnija. Dieną vėlgi kai kur galima kruša. Naktį vėjas sieks 2-6 metrus per sekundę, o temperatūra 15-18 laipsnių. Dieną pūstels kiek stipriau, iki 5-10 metrų, perkūnijos metu gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 22-30 laipsnių. Vėlgi pietuose ir pietryčiuose bus šilčiau. Tačiau vakaruose ir šiaurės vakaruose